Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai – ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Paskutinis etapas prieš finalą. Man pavyks padėti pasimti tą pergalę. Kas išdrįs rizikuoti, Šį kartą nežaidžiau jokių žaidimų, gaminau iš širdies. o kas žais saugiai. Skonių įvairovė deranti tarpusavį garantuos pergalę. Iki šefų kovos. Desertai. Skonis, kaip sako, draugų neturi. Sveiki atvykę į Iki šefų kovos desertai. Tai 9-oji laida ir paskutinė laida prieš didįjį finalą. Čia įtampa didesnė nei įprastai dėl to, kad nuo šiandienos laidos rezultato priklausys, kurie 2 konditeriai keliauja į finalą. Ir toliau tęsia kovą dėl 10 000 eurų ir sutarties su Iki. Praėjusio laidoje mūsų konditeriams atiteko labai sudėtinga užduotis. Jie turėjo pagaminti desertą be orkaitės. Desertus, kaip visada, vertino ir ragavo Iki pirkėjai. Būtent jie sprendė, kuriogi desertas vertas pergalės. Rezultatai lentelėje yra tokie. 3-ąją vietą užėmė ir 1 balą gavo Asta. Jisai ir populiarus, bet ir labai daug žmonių gamina ir turi turbūt savo nuomonę. Čia taip pat kaip padaryti skaniausią cepeliną. Visi turi savo receptą ir savo skaniausią. 2-oji vieta atitenka Egidijui. Vertinu gerai, to ir tikėjausi, gaminau gaminį, kuris nėra labai populiarus, todėl nesitikėjau, kad jisai tikrai užims 1 vietą. Šį kartą nežaidžiau jokių žaidimų, gaminau iš širdies, gaminau tai, ką aš mėgstu, tai, kas man patinka, tai, ką aš norėjau parodyti. Būčiau nustebęs, jeigu būčiau pralaimėjęs, būčiau nustebęs, jeigu būčiau laimėjęs už to deserto, nes citrina tai jau į dalį klientų tik tai eina, nes rūgštus desertas ne kiekvienam. 5 balai ir 1-oji vieta atiteko Kotrynai. Kotryna, tu stipriai išsiveržiai į priekį, kaip jautiesi? Labai gerai, bet iš tikrųjų šitą pagaminus desertą jaučiau, kad turėtų jisai laimėti, nes mums pačiam buvo labai skanus jisai. Kažkaip tai aš per visas tas laidas ėjau labai ramiai, iš tikrųjų nežiūrėdama labai stipriai rezultatus, tiesiog norėdama padaryti geriausia, ką darau. Tiesiog ramiai judu pirmyn ir tiek. Šiandien paskutinė kova prieš didįjį finalą. Aš manau, kad aš esu vienas geriausių Lietuvoje, todėl būtų keista, jeigu aš nenukeliaučiau iki finalo. Po šios laidos paaiškės, kurie 2 šefai tęs kovą dėl pagrindinio prizo. Ant kortos 10 000 eurų ir sutartis su Iki. O šiandien jų laukia nauja užduotis, kurioje atsiskleis konditerių meistriškumas. 1 desertas, 3 veidai. 1 ingredientas, 3 skirtingos tekstūros, 1 desertas. Pas mane visada pirmos mintis yra panika, nežinau ką daryti, nežinau ką pasirinkti, bet tada kažkaip pradedi visą tai gromuluot galvoti ir susidėliojo man viskas į citriną būtent. Kotrynai į pagalbą ateina žinomas televizijos ir laidų vedėjas, aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis. Gal patinka ledai, geri ledai. Tokie su gerom, pavyzdžiui, pistacijom tokiam. Arba kokie nors įdomūs skoniai, bet, pavyzdžiui, Madagaskaro vanilė. Taip, bet šiaip sausainių ir visokių tokių pyragų, tai man gali kaip ir, nebūtų. Sveiki, Kotryna. Vytautas. Malonu. Malonu. Ką darysim? Oi, šiandien gaminsim sudėtingą tokį 1 desertą citrininį. Pas mus šiandien pagrindinis ingredientas bus citrina. Darbo bus, žodžiu. Aš galėsiu paragauti. Dėl paragauti nežinau, ingredientų atskirai nebent, bendro tai kažin. Egidijui į pagalbą atskuba Simona Lipnė. Nuomonės formuotoja ir verslininkė šiandieną savo jėgas išbandys virtuvėje.
nei fanė, nei gamintoja, net nepirkėja, galėčiau pasakyti. Tai dėl to ir yra labai įdomu būti sferoje, kuri visiškai man tokia... Aš jaučiuosi kaip nusileidus iš kitos planetos. Nemoku gaminti deserto, moku šnekėti. Tai aš šnekėsiu, gaminsiu. Kaip ir turi būti poroj. Astai į pagalbą ateina Estela Stumbraitė, Ingos ir Aivaro Stumbrų dukra. Kiek save prisimenu, iš tikrųjų labai patiko gaminti ir kad ir kiek kitų veiklų esu išbandžiusi ir dariusi, visą laiką grįžtu kažkaip prie to maisto gaminimo. Labas. Sveiki, Estela, malonu. Malonu. Na ką, gaminsim? Gaminsim deserčiuką. Konditeriai, jūsų užduotis aiški. Vienas produktas, 3 veidai. Pradedam. Mes gaminsime eklerą, tai mums reikės pasigaminti eklerų tešlą, reikės pasigaminti 2 kremukus ir traškų sluoksnį. Galbūt atrodė iššūkis, bet žinojau, ką rinksiuos. Rinkausi šokoladą. Šokoladą aš galiu ne 3 veidais parodyti, aš galiu 10 veidų šokolado parodyti, nes šokoladas pagrindinė mano žaliava, su kuria aš dirbu. Todėl net nebijau iš to sprendimu ir manau, kad viskas bus puiku. 26 gramai. Mums reikės želatino santykis 1:6. 26 kart 6. Man sakykim, negaminimas, o matematikos pamokėlė kažkaip. Bet konditerija iš tikrųjų toks dalykas, žinot, namuose galima eksperimentuoti. Aš tiesiog viską iš akies gaminu. O mes konditeriai, tu nepagaminsi šakės darydama 2 kartus to paties gaminio. Mes turim metus ta prasme, kai dirbam, mes turim visada pagaminti tos pačios kokybės. Šefukas yra labai toksai perfekcionistas kaip aš. Tai patinka, suvaibinom, nes matau, kad turime panašumo. Aš savo dalykose, jisai savo. Nepasakyčiau, kad labai leido prisidėti prie gaminimo, leido pažiūrėti, pastovėti ir visą kitą, bet kur galima buvo ten kažkiek prisiliečiau. Jeigu kažkas bus negerai, tai tikriausiai aš būsiu kalta. Ką veikiam? Veikiam. Nieko nesuprantam. Tai stovim, o gražiai va, mes dirbam. Stovim ir šypsomės. O man leido pilti. Ir viską O daryti. man leido atnešti pieno. O aš, va, galit paklausti, aš gramo tikslumu viską padarau. O aš gražiai žiūriu. Gerai. Tai jau turim kažkokį ingredientą galvoje. Taip, žemės riešutai. Aha, Ir naudosim juos sūrio pyrage, nekeptame. Tai bus pagrindas su žemės riešutais, bus kremas su žemės riešutų sviestu ir bus karamelizuoti riešutai ant viršaus. Turėjau 2 variantus, tai vienas buvo mača, bet pagalvojau, kad per daug rizikinga, ne visi mėgsta mačą, ypač jeigu kalbam apie vaikus. Jis, naujas ingredientas, modernus, toksai madingas, sakyčiau. Tai rinkausi tokį gal net ir pačiai sau skanesnį desertą su žemės riešutais. Ar tu mėgsti gaminti? taip, šiaip labai mėgstu. Rimtai? Gerai, papasakoju, ką tu mėgsti gaminti? Šiaip daug dalykų mėgstu gaminti, konditerija irgi vienas iš jų. Ir šiaip jau labai seniai irgi užsiemu gaminimo. Astai pasisekė. Jos pagalbininkė ne tik gaminimo entuziastė, bet ir gali pasigirti tarptautiniais apdovanojimais. Važiavau į Angliją dalyvauti gaminimo varžybose, ir kurios pavyko net laimėti. Tai va čia buvo, manau, mano vienas tų didžiausių pasiekimų. Kaip tavo šiandiena? Puikiai, bet aš jau pirmus metus einu į universitetą, tai po paskaitų dabar. Geras, ką mokaisi? Šiaip girdėjau tą patį, ką ir jūs mokėtės, rinkodarą. Tai va, radom labai daug panašumų tarp savęs. Tai ne tik mus jungia ta maisto kūryba ir meilė konditerijai, bet dar ir girdėjau, kad jinai taip pat mokėsi rinkodaros. O patiko mokytis? Labai. Labai. Šiaip įdomus dalykas. Aš turėjau daug praktikos, jau kai mokiausi, tai man toksai sudėjo labai gerai į stalčiukus. 40. Visai neseniai dariau pyragą, jau tokį, kaip sakyti, sveikuolišką. Aha, kokį apie ką? Iš migdolų miltų. Čia irgi dėsim šiek tiek migdolų miltų, beje. Nu, pataikysiu 4-4-0, aišku. Puikiai, idealiai.
Man patinka gaminti, nes aš galiu įsirinkti kokybiškus produktus. Labai dažnai atėjęs į kokias nors restoranus, negali būti tikras, kokią aliejų jie naudoja, jo labiau jeigu ten turi greitai kažkur pavalgyti, tai visko gali pasitaikyti, kad ne pačios geriausios kokybės patys produktai, nes vis tiek produktai yra brangus dalykas, o kai pats gamini, tai gali ir mėsą gerą, ir aliejų gerą, aš turiu špižinę keptuvę, turiu plieninę keptuvę, aš taip turiu keptuvę. Man tai mistika, aš jaučiuosi kaip pirmą kartą virtuvėje tiesiog. Aš kaip pirmą kartą virtuvėje jaučiuosi. Tokia, žinai, pirmą kartą gyvenime. Ar žinai, kaip daroma? Kokia ten tešla? Plikta tešla, eklerai. Plikta tešla. Aš ne. Nu, aš irgi. Žinau, bet žinau, kaip skanu valgyti ją. Bet kaip daryti, tai tikrai ne. Tai gaminame eklerus. Eklerus ar eklerus? Eklerus, bet aš kažkaip vėl nuo vaikystės sakiau, eklerai. Tai iš tikrųjų gaminame eklerus su įdaru ir man vis laiką dar su kažkokiu tai traškiu ten glajų ar kažkas tai tokio. Ir man vis laiką asocijuojasi su pakankamai tokiu riebiu dalyku, tas padažas, visa kita. Tai bus labai įdomu, kaip gausis. Tai duokit bent miltų įdėsiu tada. Ar nepasitikit manimi? 250 gramų. Žinai, kaip baisu. Ne, dar negyvenime, nebuvo taip baisu miltus, žinok, dėti. Nes jeigu blogai įdėsi, tai pats supranti, kas bus kaltas, kad bet tu gerai įdėsi. Nu, tai aš jau čia dabar trupinu. Šefai ir vėl naudoja malseną. Miltai, kurie yra sėkmės garantas. Klasika, kurie yra skonis nuo vaikystės ir daugiau su mumis nei 30 metų. Nu, dar 2, pavyzdžiui, dabar gramų. O jeigu aš įdėsiu 1 gramų daugiau? Valstybėn. Va, gavosi lygiai. Negaliu patikėti. Baigiau savo pamainą. Baigiau savo darbą. Gali eiti namo. Blembu, sprakaitau šiauriai. Gal man visai patinka pasibadyti ir pasikonkuruoti su kuo nors. Estela virtuvėje sukasi drąsiai. Jos aistra maistui tokia rimta, kad žinių jis ėmėsi net pas garsius pasaulio šefus. Gavau gimtadienį ir kursus vienos dienos pas Gordoną Ramsį. Tai buvo jo akademijoje, ne pats Gordonas Ramsis mokykla, bet jo akademijoje. Ir kiti kursai buvo Jamie Oliverio mokykloje. Tai va, ir tikrai irgi buvo labai skirtingos pamokos, bet labai įdomios, kurios tikrai suteikė man daug žinių ir daug išmokau. Taip. Labas. Labas, Asta. Ką jūs gaminsit? Mes gaminam žemės riešutų sūrio pyragą su braškėmis. Gerai, supratau. O kokie jūsų ingredientus eroja šiandien? Žemės riešutai. Jie bus ir pagrindę, ir kreme kaip žemės riešutų sviestas, ir karamelizuoti ant viršaus. Asta pasirenka gana rizikingą kelią. Jos pagrindinis ingredientas yra vienas dažniausių maisto alergenų. Labai kreipiam dėmesio į parduotuvę, į tos žemės riešutai produktai. Tai labai pavojingos jų gaminys. Tų alergijų yra, bet jos gal kažkurį laiką buvo tokios madingos gal net. Tokios, kad aš atsisakiau to, tai klausimas, kiek iš tikrųjų žmonių alergiški yra, o tie, kur alergiški, tai jau jie tikrai labai saugosi ir labai išskirtinai renkasi. Asta tiki savo desertų ir nesibaimina rizikos. Tačiau kartais, būtent paskutinėme žingsnyje, drąsa gali tapti didžiausia klaida. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai.
Iki parduotuvėje kova tęsiasi. Konditeriai skuba paversti savo idėjas desertais. Taip. Magistė užsijama ten ingredientų, super. Nu kodėlgi ne? Taip, šitos mums reikia plauti. Galiu do darbo, reikia lupti obuolius ir nutarkuoti citrinas 2. Gerai. Manau, mums reikės 300 gramų kiaušinių. Man tai ką buvo toks, žinai, smegenų eroras, kur gyvenime negau, kad kiaušiniai yra sveriami. Ką aš šiandien supratau, kad gyvenime turbūt negaminsiu jų. Nes yra žiauriai sunku ir aš geriau nuvažiuosiu į Elektrėnus ir nusipirksiu tą klerą pas jį, nes žiauriai sunku. Ta prasme, viskas taip gramais ir ten tie gramai, ne tai, kad ten 20, 50, 30 gramų, ten 14, 22, ten, nu, labai, ta prasme, labai sudėtingai viskas atrodo. Čia įdomesnė dalis, gal čia net aš galėsiu pasirinkti. Konditerinis maišelis dirbamas, o čia yra konditerinis angaliukas, mes per jį spausim eklero... Žinai, kaip atrodo ekleras? Nu, tai taip. Na, aš tik įsitikinau. Jau visai atrodo už glūdumų atvykus. Mėgsti eklerus? Tu mėgsti saldumynus? Aš nemėgstu saldumynus. Nemėgsti visiškai ne. Galima Simoną pakeisti kažką kitą? Mano duona yra saldumynai, jinai to nevalgo, bet manau, šiandien pabandysiu ją įsiūlyti ir galbūt net pakeisiu jos nuomonę. Vieninteliai desertai pas mus šeimoje yra blynai ir vafliai, kuriuos valgau su ikrais ir su lašiša. Žinai, net saldumą. O vaikai? Irgi labai mėgsta su ikrais, ypatingai su lašiša. Ir vienas tik vaikas valgo su uogienėm visokiom ir uogom. Jeigu gali rinktis, tai... Negaliu, kaip sunervinai. Dėl ko? Nes mano verslas yra desertai. Aš išgyvenu iš žmonių, kurie mėgsta saldumynų. Mano vaikai labai mėgsta užtat. Vyras mano yra visiškas saldžiarūris ir jisai tiesiog galėtų tik saldumynus valgyti. Simona Lipnė pastaruoju metu nustebino daugelį. Jos gyvenime įvyko dideli pokyčiai, o naujas gyvenimo būdas akivaizdžiai atsispindi ir išvaizdoje. Tai valgau kaip niekada daug, bet taisyklingo maisto, nes tu gali valgyti labai mažai neteisingo, savo netinkančio maisto, kūno formom netinkančio maisto ir šito nieko nebus. Arba gali valgyti daug, bet teisingo maisto. Tai pagrindas baltymai, skaičiuoju tik baltymus, kalorijų niekada neskaičiau per svorio metimą ir dėl įdomumo kartais pasižiūriu, bet iš esmės tikrai taip stipriai nesigilinu. Aš tiesiog stengiuosi surinkti per dieną reikiamą baltymų normą tiek, kiek reikia mano organizmui, raumenim ir viskam kitam. Ir kad būtų ir kitų, žinoma, maistinių medžiagų, kurios yra būtinos mūsų organizmui. Kaip noris paragautis. Man turbūt tikrai toksai, koks tai, va, tai tešlai yra toksai, va, nu norisi kažkaip tos tešlo. O tu sakai, nemėgsti saldumynų, prašau, kaip norisi tau tešlos. Tešlos. Gal dėl to, kad gal tu esi girdėjus, kad tešlos papai auga? Matas, kad valgiau. Grožis džiugina akį, bet Egidijui svarbiausias skonis. Todėl jis net nenori galvoti, kas būtų, jei jo žmona vieną dieną atsisakytų saldumynų. Dabar būtų keista, jeigu mano žmona nevalgytų saldumynų, nes tai mūsų duona, mes turim ragauti, turim degustuoti, bet Judita netoks žmogus, jinai paslapčia tikrai nueina į cechą ir tos produkcijos mažėja. O ten gal keičiamės vietom, aš tada tas obuolius. Spaus man? Jo. 2 citrinų sulčių reikia. Dirbom. Man patinka raiški daiktus. Ujėtus, kaip paktu. Labai gerai. Kotryna tai jau išrinko ingredientus citrinos.
ir citrinvaisiais. Jinai padarys tarteletus, kas man labai prie širdis, viskas. Taip, tai jau tarteletus su citrinos. Man citrina ir citrusiniai vaisiai, jie labai, su jais labai daug ką galima padaryti, iš jų labai daug ką galima išspausti. Jos įvairiuose formose, tu jos gali dėti ir į tešlą, ir į kremą gali dėti, ir aš šiuo atveju ir morengą gaminu. Nes aš šį kartą darau ne visai tartaletę, tokį labiau citrinų pyragą. Ir dedu visus citrusus ir tiek į tešlą pačią dedu laimo žieveles, ir citriną, ir obuolį į patį kremą, ir morengą dar puošim su kinkanais. Kokia skysta šuo. Jau jie taip aplinkštėjo, dar kažkaip. Tiesiog, kad jie taip pakristų reikia. Labai gražu. Labai gražu. Ir kvepia, Labai, nu, va, mūsų pasižymės tuo, kad kvepės skaniai tikrai. Kad skaniai kvepia. Taip. Kotryna - savamokslė konditerė, garsėjanti įspūdingais desertų dekorais. Tačiau šiame projekte ji nekartą įrodė, kad moka nustebinti ir skoniu ir yra verta varžytis su geriausiais Lietuvos konditeriais. Tikėjau, kad būsiu finale, kad ta prasme, kad tai man įmanoma bus, ypač kai pradžioje taip stipriai nesisekė. O dabar, kai taip jau arti, įdomu.